reiškia, čia bus tas panoraminis langas. Taip. Kažkur va šitoje vietoje stovės ta ledo vonia. Visą tą sieną dirbsim tom pačiom dalylintėm, bet kaip tau labai patinka, bus termo ažūrinė tokia dekoratyvinė sienelė, už jos bus ledas. Plius pas mane kiemas bus šiek tiek apšviestas, prie šitų bus fantastika. Jo, bus fantastika. Mes būtinai padarysim nuotraukų ar video iš tavo kiemo vakare, nes tikrai atrodys fantastiškai, esu to tikras. Tai taip atrodys va ta turbūt gražiausia namelio dalis. Čia bus ta šalta vonia. Taip. Mums reikia stogelio. Ką su stogu darytume? Mes stogelį siūlom daryti kaip atskirą elementą, jungti prie esamos šios plytelės. Jungti? Jo, jungti taip, bet daryti taip kaip atskirą, kaip sakyti, statinį elementą. Nes čia jis dar koks metras terasa. Taip, terasa, čia stovės tas šaltas kubilas, šalta vonelė. Ir tada galima jungti, kadangi tas mūsų statinys karkasas yra tvirtas, prie jo galima drąsiai jungti papildomus stogo skersinius. Ir prie jo primontuoti va, tą stoginėlę skirtą ledo voniai, kad tu eitum, lietus lyja, tikslai tokie. Tai bus elektrinė, bus aparatas pajungtas prie jos. Kur aparatas pastovės šaldymo? Nes jisai tos vienodus temperatūros, jisai kaip suprantu, jisai ir filtravimo bus, ir jisai temperatūrą tą pačią palaikys. Taip, tas šaldymo įrenginys stovės po šaltos vonios laiptukais. Tu tos laiptukus pakelsi ir pamatysi tą įrenginį. Nes aš galvoju, blema, ar jisai čia kažkur tai maišysis, trukdysis, ar jisai čia į vidų išsives? Ne. Įlipam, ir ta vonelė. Tai va šiuo atveju, jo, tai tas aparatėlis bus po laiptukais.